Motiejau, pirmą savaitę čia Turkijoje kaip ir prabėgo jau, tai kaip vertini tą pirmą savaitę ir kokie įspūdžiai? Gerai, tikrai gerai, nes tai yra mano pirmas kartas, kai kažkur išvažiuoju su komanda. Tai tikrai viskas nauja, labai smagu. Geras hotelis, geros sąlygos, daug bėgam, bet to pačiu daug ir žaidžiam futbolą, tai nieko netrūksta, viskas labai super. Užsiminėjai apie tą daug bėgam, tai kiek intensyvios ir sunkios tos treniruotės? Nu, kiek esu tekęs būti daug klubuose, tai tikrai sunkiausias presezonas, bet dažnai tiesiog bėgdavom, bet čia kartu ir žaidžiu ir su kamuoliu, tai tas irgi labai svarbu. O po to jau gali treniruoti sunkiai prasibėgi, nu tai jau ką reikia. Rytoj laukia rungtynės su Kijevo Dinamo, labai garsus vardas, visiems puikiai žinomas. Kiek pats lauki tų rungtynių ir ką reiškia tokia galimybė su tokiu klubu pasibandyti? Tai kaip ir minėjau, tai labai legendinis klubas, visą laiką smagu žaisti prieš tokius varžovus ir bus labai smagu pamatyti ir mūsų lygį, kaip mes galime prie tokios didžios komandos pasirodyti. Kaip pats jau jautiesi prabėgus pusantro mėnesiui naujoje komandoje, kaip galvoji, kaip sekasi pritapti ir ar viskas tinka ir patinka? Ne, nuo pirmųjų treniruočių visi smagiai priėmė, visi draugiški, gal padeda, kad ir su dauguma jau esi gal ne tik žaidęs, bet toj pačioj lygoj žaidęs, bet tikrai visi labai draugiški, visi labai smagiai priėmė.